Gaudyk, pidarastą! Na. Pidarai žalio medžio. Anžinių. Vienas Amerikos Aliaskos gyventojas savo virtuvėje rado ne ką kitą, o 500 kilogramų sveriantį lokį. Lepečkojis atėjęs pas vieną Amerikos gyventoją, suvalgė visus hamburgerius, visus McDonald'o pietus ir išgėrė visą dietinę Coca-Cola. Dainelė. Ir dar tokia įdomi žinutė. Pietų Afrikos miškuose gyvena toks voras, dydžio kaip degtuko galvutė, tačiau kojos metro ilgio. Tas voras yra niekam nereikalingas, dėl to jis net neįtrauktas į jokią raudonąją knygą. Ir visi jį ignoruoja. Na ir dar tokia naujiena mus pasiekė, japonų mokslininkai atrado Žydų galaktiką. Galaktika yra toliausiai nutolusi nuo mums žinomos Oriono žvaigždės. Paklausite, kodėlgi ji taip keistai pavadinta. Ji pavadinta todėl, kad yra šešiakampės žydiško žvaigždės formos. Dainelė. Žinot, kad Kas? banginis per vieną įpūtimą gali iš savo šiknos, kuri kažkodėl Dievo malonės tvarka pas banginius randasi ant nugaros, išpūsti visą Niagaros krioklio dienos dozę vandenio. Nu, abejotinas tas faktas, abejotinas, nežinau, iš kur jūs gavot tą informaciją. Na, tai iš kur mes išlaikymėm, patys sugalvojam. Dar toks vienas pasaulio margumynas. Amerikoje, Sietle įvyko nutikimas, kad iš zoologijos sodo pabėgo smauglys. Vėl tas pati. Tai jūs nusišluosite užpakalį, tada ko jūs man kišote iš to lieto. Smaugliai bėga, tai teisingai, kiekvieną kartą, kai pabėgo smauglys, reikia apie tai pranešti. Tai baigit savo žinutę, ką aš dabar baigsiu? Pabėgo smauglys, gerai, jūs geriau žinote. Ilgaodegis per naktį nušliaužė iki pat Aliaskos. Ilgaodegio ilgis 2 kilometrai smauglys. Čia iš tikrųjų nesąmonė. Nesąmonė. Tokių smauglių nebūna.